Panevėžio miesto ir rajono Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai rinkosi į kasmetinį narių sąskrydį. Pasak sąskrydžio rengėjų ir dalyvių, tokie partijos narių susitikimai tai ne tik puikia proga pasidalinti darbo idėjomis, bet ir galimybė artimiau pabendrauti. Čia toksai artimesnis bendravimas, manau, tikrai nauda, kadangi mes turime vieną bendrą rinkiminę apygardą. Dabar išrinktas mūsų kandidatas bendras rajono miesto Petras, kuriuo mes labai patenkinti jo veikla. Manau, ateinančiais rinkimuose vėlgi reikės mums bendradarbiauti rajonui ir miestui, taip kad mes turim palaikyti tą ryšį, be abejo. Tokių sąskrydžių metu atvyksta kažkas tai ir iš vykdomosios valdžios atstovų, atvykstam ir mes jų rinkti žmonės ir pasitarėm, išklausom jų pastabų, ką mes netaip darom. Iš ties sulaukiam daug kritinių pastabų dėl mūsų galbūt taktikos, dėl elgesio, dėl vyriausybės kai kurių atskirų narių, galbūt tokio reiškia nepatrauklumo visuomeniai, tai tie sąskrydžiai yra naudingi. Mes esam vienos ar kitos partijos nariai ir kada sueiname, mes tarsi užmirštame, tiesiog sueiname kaip vienminčiai, irgi temos labai būna įvairios. Tai tokie sąskrydžiai be galo yra reikalingi. Manau, kad šitokie suėjimai, jie turi būti. Bent jau kartą metuose tai tikrai turėtų būti. Tačiau sąskrydyje buvo aptarti ne tik per metus nuveikti darbai, bet ir kuriami ateities planai, kadangi jau kitąmet visų laukia Seimo rinkimai. Metai laukia mūsų kaip politinės partijos iš tikrųjų labai sudėtingi, nes beveik už metų vyksta jau Seimo rinkimai. Esam valdančioji koalicijoje, taip kad atsakomybė didelė ir reikia pasitart, kokiusgi žingsnius mes turėtumėm Seime ir vyriausybėje daryti, kad po krizės įveiktos galėtumėm kurti toliau geresnį Lietuvos žmonių gyvenimą. Čia susirenka žmonės, kuriem ne tas pats, kaip toliau vystysis Lietuva, jie serga dėl jos gerąją prasme, jie yra patys dalyviai tų procesų. Tai aš manau, kad šitie žmonės net ir kokiam nors šeimos susibūrime neapsieina be diskusijų apie politiką, apie ateitį. Tai natūralu, kaip yra toks senas posakis, kad rinkimams reikia ruoštis kitą dieną po rinkimų, pradėti ruoštis. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai Panevėžio mieste ir rajone yra bene gausiausia politinė jėga ir abiejose skyriuose vienija per 900 narių.